Vienas tualete, tu darai ką nori, vienas tualete, daug ką apgalvoji, niekas nežinos, apie ką svajoji, nesužinos. Ar jums nepabodo nuolat kylantis nesusipratimai, naudojant tualetinį popierių? Dažnas jo plyšimas, pasibaigimas tada, kai labiausiai jo reikia. Ne 100% higiena, netvarka tualete. Labadiena, kokią priemonę naudojate tualete po gamtinio reikalo? Naudoju paprastą tualetinį popierių. O ar bandėte naująjį Anal Brush Extreme Edition Turbo Power 69 Orthopedic? Ne, kas tai? Leiskite jums pademonstruoti. Naujasis Anal Brush Extreme Edition Turbo Power 69 Orthopedic varomas galingu elektros varikliu. Turi lengvai įstatomą šepetėlį analui valyti. Puikia, lengvai nuimama ir išvaloma dėtuvė nešvarumams surinkti, išskirtinį dizainą, daugybę funkcijų leidžiančių pritaikyti įrenginį kiekvienam pagal poreikius, galimybę pasirinkti įrenginio greitį, šepetėlio ilgį bei spalvą, kuri atitiks jūsų nuotaiką ir gyvenimo būdą. Didesnių gabaritų žmonėms galime pasiūlyti 2 šepetėlių Dual Brush valymo įrenginį, kuris pasieks net sunkiausiai pasiekiamas vietas, bei tuo pačiu užtikrins visišką švelnumą. Prisiskambinus ir užsisakius įrenginį per 69 minutės, dovanų gausite 2 papildomus šepetėlius, kad įrenginį galėtų naudoti visa šeima ir nekiltų pykčių dėl per greito šepetėlio susidėvėjimo. Be to, gausite dėtuvės pritvirtinimo juostelę, o taip pat įrenginio naudojimo instrukciją. Na, o dabar pasiteiraukime, ką apie Anal Brush Extreme Edition Turbo Power 69 Orthopedic galvoja jo vartotojai. Seniau visiškai nelaukdavau kelionės į tualetą, bet su naujoja Anal Brush nesulaukiu, kada mane vėl prispirs reikalas. Bet to aš nuolat kenčiu nugaros skausmus, kai paslenkęs naudoju tualetinį popierių, bet dabar jie visiškai išnyko. Taip pat galiu lengvai pasiekti ir sunkiai išvalomas vietas. Dar vienas minusas, naudojantis įprastu metodu ant kelnaičių pasitaikydavo rudų dėmių, o dabar jos švarutėlės. Netikit? Štai, pažiūrėkit. Nedėkui, gal kitą kartą. Na, kaip norite, deduosi jas atgal. Taigi, siūlyčiau nusipirkti naująjį prietaisą, o tualetinį popierių išmesti lauk. Taigi, užsisakius įrenginį per 69 minutės, jis jums kainuos 69 litus 69 centus. Ir priedo gausite stilingą maišelį, su kuriuo madingai jausitės gatvėje, bei galėsite pasipuikuoti prieš kaimynus. Wow, I feel good. So good, so good. I got you. Neapsigaukite, kadangi prekybos agentai gali siūlyti panašius įrenginius, tačiau kokybiškus ir reklamą atitinkančius produktus įsigysite tik paskambinę šiuo telefonu 69 69 69. Laukime jūsų skambučių.